Visą mūsų gyvenimą, nuo pat jo pradžios iki pat pabaigos, mūsų savijautai reikšmingą įtaką daro mūsų santykiai, kuriuos mes turime, tai tiek jų kiekis, tiek jų kokybė. Iš tikrųjų, šiai dienai yra atlikta jau daug tyrimų, kurie rodo mūsų psichinės savijautos ryšį su socialiniais ryšiais. Tai psichiniai savijautai iš tikrųjų socialiniai ryšiai turi labai daug įtakos, nes pakankamai geri socialiniai mūsų santykiai, jie mažina depresiškumo pasireiškimą, mažina nerimą, mažina tokį vienatvės jausmą ir toks žmogus, kuris yra patenkintas savo socialiniu gyvenimu, pasižymi ir geresniu savęs vertinimu. Taip pat stiprūs ir sveiki santykiai teigiamai atsiliepia ir mūsų fiziniai savijautai. Tai gali stiprinti mūsų imunitetą, galbūt padėti greičiau sveikti nuo mūsų turimų ligų ir netgi didinti ilgaamžiškumą. Kuo daugiau vienatvės patirime, tuo daugiau gaminasi mūsų organizme streso hormonų, dėl ko gali kilti ir kraujospūdis, silpti imuninė sistema ir ilgainiui tai gali lemti tokias, ganėtinai rimtas mūsų fizinės sveikatos problemas, kuomet dėl susilpnėjusio imuniteto gali didėti daugiau įvairių infekcinių ligų, uždegiminių susirgimų, gali didėti kraujospūdis ir galbūt gali didėti netgi ir onkologinių procesų vystymasis. Tai mūsų santykius, kuriuos mes kuriam, būtų galima išskirti tokias, 3 kategorijas. Tai pirmi būtų mūsų patys artimiausi, tie, kuriuos mes turime šeimoje, kuriuose mes jaučiamės, kad mumis rūpinasi, kad jaučiamės mylimi. Tai būtų tokia, pati svarbiausia, ko gero, kategorija. Antra galėtų būti išskiriama kaip tokie partnerystės arba draugiški santykiai su žmonėmis, su kuriais mes sustinkame, pakankamai reguliariai ir turime kažkokių bendrų interesų. Ir trečia kategorija galėtų būti išskirta kaip kolektyviniai galbūt santykiai. Tai jie duoda žmogui tokį jausmą, kad aš esu kažko dalis, aš kažkam priklausau. Tai kaip pavyzdys galėtų būti žmonės, pavyzdžiui, pamaldų metu, ar žmonės sporto varžybose kaip aistruoliai sirgaliai, kuomet jie susivienyje išgyvena tą patį jausmą. Tai tie santykiai galbūt skiriasi tarpusavyje, turi tam tikrų savitumų, bet kuo jų daugiau yra patenkinami, to žmogus jaučiasi laimingesnis ir pakankamai atliepti socialiniai ryšiai duoda žmogui tokį saugumo jausmą. Tyrimai rodo tokį tiesioginį ryšį. Mirtingumo rizikos veiksniai žemi, kaip pavyzdžiui, jeigu žmogus neturi nutukimo, jis yra fiziškai aktyvus, jeigu neturi kažkokių kitų lėtinio susirgimo einamuoju metu, jeigu žmogus pasižymi gerą socialinę ar ekonominę padėtimi, tai to neužtenka norint sveikai ir laimingai jaustis. Socialiniai ryšiai prie to paties yra labai svarbu. Ir kuo mes turime geresnius socialinius ryšius, tai prisideda dalimi prie mūsų ilgos gyvenimo trukmės. Tai didesnėje rizikoje su vienišumu susiduria vyresnio amžiaus žmonės, nes jie neretai turi ir tokio mobilumo apribojimų. Gali būti sunku inicijuoti susitikimus, todėl labai svarbu pagelbėti jiems išlaikyti socialinį jų gyvenimą. Tuo tarpu senyvo amžiaus žmonės, kurie yra patenkinti savo socialiniu gyvenimu, jie reikalauja ir mažiau pagalbos kasdienėje veikloje, mažiau pagalbos buityje, mažėja demencijos rizika ir jie yra tiesiog labiau patenkinti savo gyvenimu ir subjektyviai savo gyvenimo kokybę vertina kaip geresnę. Taip, reikėtų stengtis išlikti socialiam nuo pat jaunystės per visą gyvenimą ir iki pat jo pabaigos.